Šiandien laidoje jums pristatome motociklą, kuris turėtų sužavėti net ir važinėjančius tik automobiliais. Tai kaustantis dėmesį vokiškas BMW R35 motociklas. Šis vokiečių technikos stebuklas buvo pradėtas kurti dar prieš karą, tad vokiečiai ruošė jį įvairiems išbandymams, tobulino važiuoklę, didino jo pravažumą, daug dėmesio skyrė motociklo varikliui bei galiai. Motociklo širdis 350 kubinių centimetrų išvystė 14 arklio galių esant 3,5 tūkstančio apsukų per minutę. Tad šis motociklas galėjo skrieti daugiau nei 100 km per valandą greičiu. Tokį BMW, kurio vokiečiai ne tik važinėjo, bet ir kariavo, radome šalia Panevėžio pas Rolandą, kuris turi ne vieną motociklą, o šį BMW nusipirko būdamas dar visai jaunas. Kaip teigia motociklo savininkas, tuomet, kai visas kaimo jaunimas lakstė javomis, ižais bei silpnesniais rusiškais motociklais, Rolandas norėjo kažko kitokio, kas trauktų ne tik praeivių dėmesį, bet ir suteiktų moto entuziastui galimybę, taip sakant, pasikrapštyti garaže. Taip Rolandas ir įsigijo šį prieškario metais gamintą BMW R35. Čia matom BMW R35 modeliuką. Jis buvo gaminamas, jeigu neklystų, nuo 37 metų. Jau ryškiai prieš karą ir kariais atvažinėjęs, tik tai modelis čia klasikinis, ne kareiviškas, tiesiog 51 metų jis mano. Ar senai būtent įsigijot? Įsigijau aš jį 79 metais. 16 metų būdamas. Padirbau gamykloje vasarą ir kažkaip tai užsinorėjau. Norėjau motociklą, bet javos kaip ir nenorėjau. Ižas ir nedomino, kažkaip tai buvo seną paremontuot, kad paknebinėt. Gal net ir nevažiavimą aš jį pirkau, remontui daugiau. Motociklo savininkas Rolandas tvirtino, kad jo turimas modelis gana sėkmingai išlaikytas, važiuojantis. Tiesa, šis BMW R35 turi savo būdingų gedimų bei problemėlių. Kaip teigia motociklo savininkas, motociklą sutvarkius ir pradėjus važiuoti, po kurio laiko išlenda vėl koks vienas kitas smulkus gedimas. Rolandas paminėjo, kad dalių gauti šiam motociklui kuo toliau, tuo sunkiau, tačiau bendraujant su kitais motociklų mylėtojais, įgyti reikiamų dalių vis dar pavyksta. Motociklas išardytas, su motoru dar reikia baigti tvarkyti. Truputėlį jis man pabarška, vasarą važinėjau, nepatinka man jo darbas, norisi sutvarkyti iki galo, kai jis jau važiuotų ir nebarškėtų ir nenervuotų savo šitais triukšmeliais. Daugiau jam didelių problemų ir nėra. Iš tikrųjų tai. Gal dėl to, kad BMW? Net nežinau. Turi, kaip ir kiekvienas, turi niuansų savy, kažkokių ligų, kažkokių problemėlių. Net nežinau, nebūtinai BMW. Pats Panonis irgi turi savo priekaištų. Sunkoka su jais iš tikrųjų iki galo išsiaiškinti, bet kažkaip bandysiu. Bandysiu jau kelintą žiemą, tai tą vasarą pavažinėjai, išlenda visi galai. Atrodo, surenki, viskas tvarkoja, tai žiūrėk, tai tas. Ir turbūt remontuoti ir kažkokių tai dalių ieškoti vėlgi problema, kaip užsienietišką motociklą. Krautuvėje užsimanęs nenusipirksi. Užsakinėt reikia, ieškot. Galim gauti. Pasak Rolando, motociklo 100% originalaus išlaikyti nepavyko, kadangi kai kurias dalis teko keisti naujomis, tačiau maksimaliai analogiškomis originalui. Beje, jų vos keletas, visa kita autentiška, tad šis BMW matęs daugiau nei daugelio iš mūsų turimi motociklai. Pasak Rolando, chromuotos detalės atnaujintos profesionalų, tad išoriškai motociklas niekuo nesiskiria nuo nuotraukose užfiksuotų senų laikų BMW R35 modelių. Yra originalumo, tai jam, jeigu skaityt, kad kažkokias detalės, tikrai jos nebėra originalios, tiesiog jos yra šiandien darytos pagal tai, kaip priklauso, pagal formą, pagal komplektaciją, o
kiek įmanoma, tai tą visą išlaikiau, kas jau buvo, ką turėjau, vat, ir visos chromuotos detalės, visos nekeistos jau. Jas prausiau, pats ruošiau ir chromavo Vilniuje ir sudėjau. Va, o ko trūko, tai tą dapirkinėjau. Po antrojo pasaulinio karo BMW R35 motociklas daugiau gaminamas nebebuvo. Kiek vėliau kita vokiečių motociklų gamintoja R35 patobulino, pavadindama jį R35S. Tai iš esmės buvo tapatus modelis prieškario BMW 35-ajam. Jau kitoje laidoje į Rolando garažą vėl sugrįšime ir papasakosime jums apie išties retą dar vieną vokiečių motociklą AVO 425. Tad iki greito pasimatymo Rolando garaže.